Kuo jinai išsiskiria? Agne, tu išsiskiria savo vien buvimu, tu esi labai jausminga, prie tavęs reikia būti atsargiam, nes labai gali matyti ašaras tavo veide, kurios labai greitai sukelia dėl mūsų labai neprotingų minčių. Taip, kad Agne atsiprašom iš tau ir sveikinam su pilnavertystė. Va, daug kalaus nusipirkti už savo tą dokumentą. Ir ką dar tau čia galiu pasiūlyti? Laimės ir daug verslų su tau. Ką tu, Sandra, jai palinkėtum? Meilės su Tautvydu, abipusio sutarimo ir kad gerai išlaikytų egzaminus ir sėkmės gyvenime. O kokia tau savybė Agnės labiausiai patinka? Juokas. Juokas? Užkrečiantis juokas. Čia taigi. Agnė labai faina, labai įdomus jau šaudynas. Kad ateina į kabinetą ir sako, oi, kaip čia cold. Arba jeigu sako, nemoka pieno, už pieną 3 savaitės, viskas, nieko negaliu daryti. Kaip tu įsivaizduoji Agnės ateitį? Ką įsivaizduoji? Kaip įsivaizduoji Agnės ateitį? Ateitį? Jo. Gyvent su Taute ir kaip karvės vėl. Taip, manai? Jo, tokia ateitis. Gerai, du filmuosim bėtis. Artūrai, kaip tu galvoji, kokia bus Agnės ateitis? Palauk, pagalvosiu. Ką čia filmuoji dar? Veidrodėlį, nu. Tai net Tautė bus šitas, kaip jisai, mechanikas, o Agnė vaikus augys, namų šeimininkas. Mus pakels lygi dangaus, vėjo gūsių meilės tau, niekada nebus per daug. Žodžiu, Agnė man yra vien išgirdus jos balsą, žinai, kad su ja galima labai gerai paprikolinti, jinai yra sava, nes niekada neįsižeis, jeigu kažką užstumsi. Dar vienas faktas apie ją, kad, tarkim, per matematikos pamokas, jie gali kokią, taip grubiai paėmus 20 kartų apgauti ir apmauti, jinai nesupyks, viskas bus gerai. Agnė ateity įsivaizduoju, turės kokią porą vaikų, aišku, bus su tų pačiu draugu ir apsičiulpus iš meilės. Kokia? Apsičiulpus. Ir viskas, nežinau, ką daugiau pasakyti, tikrai nėra, kad tokia užgaulė, paprastas žmogus. Žodžiu sava. Jau, lengva bendrauti. Bejėgiai atrodžiau, o išeinu, nes laiko nėra, pykčiui laiko nėra, lygčiau. Taigi, šiandien pasieksim jums pasaką apie Agnę. Taigi, visų pirma, aš įsivaizduoju Agnę kaip žmogų. Jinai yra, kaip pasakius, viena iš geriausių mano draugių, bet kartais taip užknisa. Nu, apie tai nešnekėkime. Tiesiog pašnekėkime apie Agnės emocijas. Vieną sekundę Agnė juokiasi, kita verkia. Viena juokiasi, kita verkia. Ir supras dėl ko. Nu, aš be žodžio apie Agnę. 50 metų, tai visai mažai. Čia girdėjau, kažkam tai sukakoja. Na ja, kaip sakant, kai pamatydavai einant kolidoriui, tai žinai, atrodavo, sakydavai, kokia, taip jau 25, bet kaip pasikalbė, tai 15 nedavės. Nieko, normaliai, taip, tokia, ką žinau, plaukai nors ir šviesos, bet ne visada tokia, kokia turėtų būti šviesiais plaukais. Šiaip tai, ką žinau, žodžiu, kišenė neieško, ne pėsčiai, bet vis dėlto dėl cepelinų tai skolinga lygus.